jų kiek daug ir manęs kiek mažai yra. Aš nenoriu būti Indijai, kaip smirda šūdais. Čia viskas absoliučiai skęsta. Aš nenoriu būti čia, kaip Marokė jaučiuosi. Nieks nejuokinga. Aš net neturiu kaip išvažiuoti dabar. Man skaičiavo pinigus ir netidavė. Labas, mama. Aš negaliu susiskambinti su Svedbanku. Ar baigsis kada nors visos šitos negandos? Čia mano draugai nauji. Šiandien pasirodo didžioji dalis socialinės medijos Nepale yra blokuojama. Nu, gal jau tada padarysit man Margaritą jau? Ai, ne dar. Ai, nu gerai, galima dar pamėti ją. Na. Sveiki visi, su jumis vėl aš, tas pats Mindaugas, kuris buvau kartu su jumis ir Marokė. Sveikinusi su jumis iš tolimosios Indijos. Nebuvo planas pradėti filmuoti dabar. Esu naujam Deli viešbučio kambarį, turėjau čia tiesiog permiegoti ir tada skris toliau į Himalajus. Susiduriu su tokia problema, kuri absoliučiai jaukia viską, ką esu suplanavęs. Turėjau skristi į Kulu miestą, iš kurio turėjau važiuoti tada į Manalį, nuo kur turėjo prasidėti mano visa kelionė per Himalajus. Bet šiuo metu masoniniai debesis yra užpuolę Indiją, tai visur vyksta absoliutus chaosas. Netgi čia Deli yra užsemtos gatvės. Įdėsim, parodysim, kas darosi dabar, tarkim, Manali mieste. Ten kelių nebėra. Griauna tenais viskas, miršta žmonės. Yra uždaryta apie 1200 kelių. Fuck. Viskas baigėsi, dar net neprasidėjo. Nieks neprasidėjo ir jau viskas baigėsi. 1 valanda nakties, skrydis šiaip man už 5 valandų, bet nu jau tikriausiai, kad neskrisiu. Prarandu šitą ir tiesiog reikia dabar sugalvoti, ką daryti toliau. Vienas variantas yra skristi į Vietnamą ir bandyti keliauti Vietname, bet problema yra ta, kad mano visi daiktai, kuriuos susidėjau, kurių šiaip nėra daug irgi, jie visi yra skirti Himalajų kelioniai. Man Marokė truputėlį suplyšo kuprinė, tai aš nusipirkau kitą kuprinę, dabar šiek tiek mažesnį ir to šiek tiek labai trūko man. Aš, pavyzdžiui, visi kelioniai mėnesiui turiu 2 maikės, truputėlį triuskų kojinių, 2 kelnes ir balionkė. Važiuoti į Vietnamą, tam, kad važiuoti į Vietnamą, aš neturiu jokių rūbų tam. Visiškai nepasiruošęs esu. Dar yra variantas galbūt važiuoti į Šri Lanką, bet lygiai ta pati problema ir tenais sala ir aš nežinau, kiek tenais jau galima, tenais tiek daug jau... Nu, nėra tiek daug, kiek ten to turinio, kiek kurio būtų galima prifilmuoti, nes Šri Lanka tiesiog nedidelė labai yra. Galima čia važiuoti Indijoje. Aš jau buvau vieną kartą Indijoje, aš jau važiavau per tą Indiją ir aš nenoriu važiuoti per tą Indiją. Aš skrisdamas visą laiką čia savęs klausinėjau, aš jau važiuoju vėl. Aš juk buvau Indijoje, man nepatiko ta Indija. Nu, aš važiavau čia tam, kad važiuoti Himalajus. Aš norėjau tiesiog labai pasivažinėti Himalajus. Didžiausias, aukščiausias pasaulio kalnynas, visai kietai. Neblogas planas, bet nu, negaliu dabar. Pasirodo, kad negaliu, vėl mane įvykė, šiaip dar niekam neprasidėjus jau mane įvykė gamtos stichijos. Nu, nieko nepadarysi. Nėra kelio atgal. Liūdnoka šiaip, bet kol kas labiausiai tikriausiai aš linkstu link Vietnamo, kad tikriausiai reikėtų pirkti bilietus, važiuoti į Vietnamą. Tada iš Vietnamo reikėtų nusigauti iki Nepalo, nes mano planas buvo, kad aš 2 savaitės rugsėjo 17 dieną mano gimtadienis yra. Dabar yra rugsėjo 3, jau vietos laiku 1 valandą 14 minučių rugsėjo 3. Rugsėjo 17 yra mano gimtadienis. Ir mano planas buvo gimtadienį sutikti 6,6 km aukštį, atsikelt, surūkyti gimtadieninę ir tada kelionę baigti tenais. Ir skristi jau į Nepalą, atšvęsti gimtadienio vienas pats, jau nefilmuojant ir paleidžiant visą šitą. Tiesiog truputėlį pailsėti, pasvaigti, suvalgyti džiovintų grybų ir Himalajų medaus ir pažaisti golfą. Kadangi toks planas buvo, aš nusipirkau bilietus iš Nepalo į Lietuvą, nes aš turiu konkrečią datą, kada man reikia grįžti namo, tai man bet kokiu atveju tikriausiai reikės dasigauti iki Nepalo. Jo, nu žodžiu, nekokia situacija, tikrai sakau, labai jau, nu... Nežinau. Tik atskridau ir tokios žinios, tokios naujienos. Nu gaila, man tai čia žinot, menka problema, tenais upė žmonės žudo, aš tai dar gyvas. Ir dar net negresia pavojus labai didelis man. Tai
Aš tiesiog galiu išvažiuoti iš čia. Aš net droną nusipirkau šitai kelioniai, nes Himalajai. Einu daryti researchą ir žiūrėsim, ką darysim toliau. Nesimato, kad akyse ašaros kaupėsi man. Kad labai šiaip, taip stipriai širdis skauda, jūs neįsivaizduoja. Gerai, žodžiai, kokia situacija yra šiuo metu. Su Vietnamu problema yra ta, kad reikia vizos tenais. Aš užsipildžiau tą vizą, bet čia gali, greit nebus tikriausiai, ne? Savaitę užtruks. Bet kokiu atveju man gaunasi, kad aš beveik turiu savaitę praleist šiandien Indijai. Aš nenoriu būti Indijai. Aš pridėjau ant tos Indijos. Aš nenoriu būti šiandien, absoliučiai. Nesu niekad jautęsis toks įstrigęs, kaip dabar, kad jaučiuosi, žinokit. Galvoju gal varyti Mumbajų, pavyzdžiui. Bet čia Indija, vis tiek čia Indija ir aš nenoriu būti Indijai. Pavyzdžiui, galėčiau varyti iki Tadž Mahalo, ne? Pasaulio stebuklas, bet aš esu matęs Tadž Mahalą. Su Tadž Mahalu yra problema, kad Tadž Mahalas Indijai, o aš nenoriu būti Indijai. Wow. Gal savaitę būtų užsidarius viešbutį tiesiog, gert nuo ryto iki vakaro. Bet irgi ne planas. Gal į Tailandą varyti. Tailande karšta labai, bet ir Vietname karšta. Visur karšta, aš nežinau visiškai. Gal yra kur dramblių pažiūrėti Indijai? Nu jo, Antrą kartą galvojau, kad gimtadienį švęsiu Indijai, nors jau pirmas kartas man buvo ženklas, kad Indija ne vieta yra man švęsti gimtadienį. Vėl blemba, kaip Marokė jaučiuos. Nieks nejuokinga. Termorūbų, prisidėjau. Termorūbų, blėt. Nu pabandyti pailsėti. Nu ką, labas rytas. Išėjau iš viešbučio, išeinu į gatvę tiesiog, kadangi vis dar neturiu labai aiškaus plano. Užsipildžiau vizą į Vietnamą, bet, reikia laukti atsakymo. Einu dabar susiras, kur pavalgyt, šiek tiek karšta ir truputėlį pikta. Tikriausiai, kad valgydamas susirasiu kitą viešbutį, kur galėčiau apsistot. Rytoj, manau, pabandysiu nuvažiuoti pažiūrėti drambliukų. O tenais pakeliu yra ir Agra miestas, kur yra Tadž Mahalas. Gal dar stabtelsim dar kartelį prie to Tadž Mahalo. Kaip man nepatinka čia būti, žinokit, negaliu, wow, kaip nepatinka. Suga, kaip nepasiilgau viso šito šūdų kvapo. Ai. Tai vakarą čia kaip nors įlysiu tarp mašinų ir motociklo. Visio, ramu. Kokią valandą čia reiks paeit truputėlį man, kadangi visai šalia oro uosto esu netoli. Tai reikia truputėlį nueit nuo oro uosto tam, kad ras kažką. Žmonės šiuo metu yra prekybos centras kažkoks, kuriame valgiau. Noriu pasidalinti, ką nusprendžiau valgydamas. Tai kaip ir sakiau, aš nenoriu būti šiandien. Aš nenoriu būti čia Indijai, leist šitą laiko. Laukimas vizos, o ne Vietnamo, reikštų, kad aš turiu būti šiandien. Ir turiu... Toliau nelaimės vyksta, taip norėjau nusičiaudėt. Žiūrėjau, yra tenais variantų. Aš galėčiau keliom dienom išvažiuoti iš Delio, tiesiog ten nuvažiuoti ten drambliukų pamaitinti, pasižiūrėti, kaip jie gyvena. Bet drambliukai yra Indijai. Čia didžiausia problema yra man, kad viskas čia yra Indijai, nes aš esu Indijai. Kad ir kaip debiliškai skamba, visą šitą, žinau, kad debiliškai skamba, bet aš dar kart primenu, kad aš čia važiavau tik tam, kad važiuoti į Himalajus. Man šovė tokia idėja, kitas planas. Važiuosiu į Himalajus Nepale. Bet dabar varau, pasimsiu viešbutį tam, kad gauti interneto Wi-Fi'us, nes ChatGPT čia neveikia. Nėra šitam regione ChatGPT, lygiai taip pat kaip ir TikTok'o nėra. Dviejų dalykų. Du reikalingiausi dalykai šiais laikais planetui žmonėm TikTok'as ir ChatGPT ir ne vienas neveikia čia nais. Tai va, tai tokį planą sugalvojau. Jeigu viskas pagal planą, tai tada rytoj skrišiu į Nepalą, o Nepale vizą išduoda oro uoste. Toks mini update'as. No, I'm waiting for Uber. Uber? Okay. Yeah. Hello?
Thank you very much. Have a nice day. Ajajai, kaip smirda šūdais. Ajajai, kaip smirda šūdais. Hello, how are you? Do you have any free rooms for the night? Yeah? How much are they? 1,000? Yeah? This one? Yes. Suka, neužsidaro duris net. Užsidarė. Gerai, galim pabandyti dabar prisijungti prie Wi-Fi'aus. Karačiai, neveikia telefonas. Einu paklausiu Wi-Fi'aus slaptažodžio, išsiaiškinsiu informacijos apie Nepalą ir tada informuosiu, kokia situacija toliau. Tai vis dėlto priėmiau sprendimą, kaip ir sakiau, važiuoti į Nepalą, nusipirkau skrydį ir bandysim važiuoti tenais. Ten jau taip aukštai į Himalajus nepakilsim, Everest Base Campo irgi nepasieksim, nes tenais jau reikia žygiuoti iki jo, jokio nėra pravažiuojamo kelio. Tai tokiam dideliam aukšti, kaip kad norėjau pabuvot, nebepabuvosiu. Oro sąlygos tenais yra šiek tiek geresnės nei kad čionais yra Indijoje, bet vis tiek tenais lyja ir dar kartą lyja. Ir neįsivaizduoju, kuo visą tai gali baigtis, nes aš jums galiu parodyti, kas vyksta čionais, Delyje. Net ne kalnuose, o Delyje. Čia viskas absoliučiai skęsta. Aš nežinau, ar matosi, to aš pabandysiu prizoominti. Toj sekundę. Fuck. Tenais brenda žmonės, sulindę į vandenį iki pusės. Čia yra absoliučiai nesąmonė. Ir čia yra Delis. Ne kalnai, ne Himalajai. Suka. Aš net neturiu kaip išvažiuoti dabar iš šito viešbučio, kur esu. Aš neturiu kaip plaukt. Nebent tik plaukt. Fuck. Nu tai ar jūs dar nesat? Ką aš nahui veikiu? Aš dar netaip seniai Stongaus vestuvę cepelinus auksu valgiau. Stongaus veseliai. Cepelinus auksu. Sumuštinius auksu. Ir dabar tiesiog esu įstrigęs Indijai. Blogiausiai šalyje, kur gali įstrigti. Jobnutoj Indijai. Su 2 maikiam, 2 megztiniais prie plus 30 karščio. Ir dar 2 termoaprangom. Oh, thank you very much. Atnešė šį papirą, nes jie čionais pakankamai ironiška, ne, kad tokia šiaip nešvari šalis plauna subinės. Tokia nešvari šalis labiausiai higieniškai tikriausiai elgiasi, kiek galima elgtis. Nes plaut subinę yra daug švariau nei kad nusivalyti subinę, ne. Plius nereikia subinę ant pirštų kišti. Gal jie galvoja, kad čia gėjiškai yra, aš nežinau. Absurdas. Yra kaip yra. Tikiuosi, kad čia nurims dalykai ir galėsiu rytoj kažkaip dingti iš čionais ir tik gyvenime nebegrįžti. Nežinau jau, kas turi atsitikti, kad aš jau bevažiuočiau atgal į Indiją. Kol kas viskas siaubingai. Kadangi mano planas buvo skristi į Himalajus tiesiai iš Delio, net nebūt Delį. Aš galvojau, kad aš atskrendu, pabūnu oro uoste ir skrendu į Delį, bet išėjau parūkyt ir tada nebegalėjau grįžti į oro uostą, tai va, prašom, dabar aš esu įkalintas Delį ir aš išsikeičiau dėl to pinigų Lietuvoje, rupijų truputėlį, tam, kad iš karto jau atskridus į Himalajus, kad jau turėčiau pinigų, su kuo galėčiau nuvažiuoti į miestą, nes nuo oro uosto iki miesto tenais yra apie valandą kelio, žodžiu, pasirūpinau viskuo. Ir skrendant į Nepalą, aš ką tik skaičiau, kad Nepale jie nepripažįsta tokių dalykų kaip 500 rupijų kupiūros. Už tai gali net nubaust. O pas mane yra tik 500 rupijų kupiūros. Mane gali uždaryti kalėjimą už tai, kad aš tiesiog per daug turiu pinigų. Ne tos kupiūros.
Tai reikės dar rytoj kažkaip išsikeisti pinigus. Nu kol kas pradžia, nesu dar turėjęs jokios kelionės su tokia absurdiška pradžia. Blogiausia, kad net pavalgyti negaliu išeiti. Nieko negaliu padaryti. Galiu plaukti. Gerai, karočią, šiaip nežinau, ką, jau čia eisiu rūkyti tiesiog cigaretės vieną po kitos, nes vis tiek nieko labai neveiksiu, numušiu šitį dar alkį, tai nereikės valgyti. Pasižiūrėsim, žodžiu, pagyvensim, pamatysim. Ačiū labai, kad žiūrit. Nu ką, labas rytas. Misija dinkia iš Indijos, kuo skubiau prasideda. Pasižiūrėkit, va. Nebe taip jau baisiai atrodo viskas, ne? Ne kaip šiaip išsimegojau labai blogai. Labai mažai megojau iš tikro. Dėl dviejų priežasčių šiaip. Viena iš priežasčių yra, aš vakar vakare ėjau pavalgyti truputėlį. Rinkausi vietą pagal tai, ant kiek švariai man atrodė viskas iš išorės. Tai pakankamai švarę vietą išsirinkau iš to, kaip atrodė iš išorės. Užsakiau butter chicken, privalgiau butter chicken. Spėkit, ką veikiau pusę nakties. Jūs esat absoliučiai teisūs. Driežių. Tenais jau, mano tas atradimas jau nebebuvo apie šūdus, tenais visiškai nebuvo šūdo jokio. Myžau per subinę, kaip aš sakau. Yra kaip yra, antra priežastis, kodėl sunkiai labai miegojau, tai dėl to, kur sukasi virš galvos, kad truputėlį vėsintų, vėdintų. Arba varo pilnų pajėgumų, arba nevaro išvis. Kad nevaro išvis, tai truputėlį tada jau, biškutėlį dušną miegot gaunasi. Tai reikėjo, karočią, kad varytų pilnų pajėgumų. Nieko nelaukiu, iš karto varau į oro uostą, truputėlį dar ankstoka. Skrydis apie 4 valandą, dabar yra 11. Tai truputėlį ankstoka, bet aš nenoriu čia būti. Aš stovėdamas, aš nusibrausiau ir stovėdamas tiesiog jaučiu kaip purvinėjai. Hello. Do you change money to... Yeah? Do you have Nepal rupees? Yes. Yeah? Okay. Pasilieku dar 1000 taksų ir gal kažką užkast reikės vis tiek. Net nežinau šiaip kiek turi duoti, neveikia internetas man čia. Neveikia internetas ir gali absoliučiai dabar apgaudinėti mane, nežinau net. Nei koks kursas, jo, reikėjo pasižiūrėti anksčiau, pats kaltas. Dabar gali tiesiog absoliučiai pasimti viską. 7 eurus gali duoti už mano 20 rupių. Puikiai, 11:52. Tai reiškia 12 valandą būsim oro uoste. Labai laiku, nes į oro uostą čia kažkodėl leidžia tik 4 valandas iki skrydžio. Tai man kaip tik bus 4 valandas iki skrydžio. Reikia dar pasidaryti check-iną, gauti bilietus. Žodžiu, daug pisliavos vairiausias. Jaučiuosi išsunktas. Labai nepadėjo tas tredimas man visą naktį. Dabar įstrigo mašina. 7 mašinas bando prisilenkti. Vienpusiam kely. Neįsivaizduoju šiaip koks yra Nepalas, bet kaip tikiuosi, kad netoks. Nors logiškai mąstant, tai turėtų būti kažkas panašaus, ne? Šiaip nelabai daug dalykų žinau apie Nepalą. Šiaip nieko nežinau apie Nepalą. Kažkas čia vyksta, pasižiūrėkit. Čia traktorius skersai kelio tiesiog atsistoja. Bet situacija negerėja viršui. Parašiau tokiam vienam Druskininkuose, šiaip nežinau ar patikėsit, bet Druskininkuose gyvena vienas toks indas, jogos treneris. Parašiau jam, jisai davė tokį žemėlapį, kur galiu pasitikrinti kelius čionais. Kas uždaryta yra, kas neuždaryta, tai didžioji dauguma kelių yra vis dar uždaryta ir rašo, kad nėra jokio pravažiavimo. Aš kažkodėl tikiu, kad Nepalas yra ženkliai kultūringesnė Indija. Ir švaresnė, ir gražesnė. Ir čia kaip Lietuva ir Latvija. Kaip Lietuva ir Latvija, aš labai tikiuosi. Tai va, gerai, chebrytė. Palieku aš vis. Pasidarykit arbatos, suvalgykit kokią sumuštinį, nealkit. Nes nėra maloniausias jausmas. Labai daug skyšių netekau per slidinėjimą ir toks dabar šiaip nusilpęs jaučiuos. Vandens neturiu ir nieko nevalgiau. Noriu kiek įmanoma mažiau sekundžių praleisti šitoj šūdų vonioj. Nu ką, mielieji, galiu pasakyti, kad misija evakuokis iš Indijos kiek įmanoma greičiau, sėkmingai gyventa. Esam Nepale, Katmandu mieste, kaip jis besivadintų. Kaip degina. Nu, baigia degint. Pasižiūrėkit, tokie, taip atrodo, kad Katmandu miestas pro langą mano viešbučio.
Kol kas įspūdis pirmas apie Nepalą, žinokit, labai pataikiau, man atrodo, su Latvijos ir Lietuvos palyginimu, žinokit. Nu kaip tobulai pataikiau, žinokit, neatspėjau, bet mano visi norai išsipildė. Kaip ir sakiau, norėčiau, kad čia būtų kaip Indija, tai gal švariau, žinot, gražiau. Tai taip ir yra, žinokit. Švariau, gražiau, žmonės gražesni, viskas šiandien taip, sakau, kaip iš Latvijos grįžęs į Lietuvą. Įvažiuoji ir jauti, kad kitas reikalas, iš karto. Oras, pasižiūri, blemba, saulė šviečia, debesis kažkokie kitokie. Sakau, vienas malonumas. Užtrukau šį vakarą truputėlį oro uoste, tenais, kol susitvarkiau vizą, ten visos kitos nesąmonės, visos kitos chuinios, susitvarkiau kortelę, telefonui, tai užtruko visas šitas procesas, jau kai grįžau, kai atvažiavau viešbutį, jau buvo pakankamai vėlų ir pakankamai tamsu, nieko labai daug nepriveikiau, šiaip negavau, aš užsisakiau kitą viešbutį, atvažiavau ir tenais nebuvo, pasirodo, jie nepaliko man atskiro kambario, nepaliko laisvo kambario, tai mane išsiuntė į kitą viešbutį, tai dabar esu kitam viešbutį, reikės krautis daiktus, karočiui grįžti atgal į savo viešbutį, bet buvau išėjęs truputėlį į miestą pasikeisti pinigų, truputėlį pasivaikščiau, tai, fainiau, tikrai fainiau, gal aš čia dėl to, kad tas Indijas toks, nelabai didelis fanas ir tiesiog, viskas gerai su ta Indija, bet nuostolingai, labai man nuostolingai gavosi visas šitas, supratau vakar dar, kad besikeičiant pinigus, apskemino mane irgi pakankamai, šiaip vis dar nežinau, ant kokios sumos, nes, jau tingiu konvertuotis karočią, bet apskemino, ką padarysi, ne? Ką indai daugiau daro, ne? Skemina, programuoja ir valgo šūdus mižalais užsikerdami. Šiandien turim kelias misijas. Kaip ir sakiau, iš pradžių tai turiu grįžti savo tą tikrąjį viešbutį, bandyti įsibrauti tenais, tikiuosi labai, kad įleis mane. Turiu šiandien gauti keletą leidimų, nes vis dėlto pasidarau aš tą researchą, bet ne iki galo. Tai sužinojau, kad reikia keletos leidimų tam, kad galėčiau pravažiuoti pro tam tikras vietas. Į tam tikras vietas patekti iš vis nepavyks, dėl to, kad ten reikia ir leidimų, ir gydo, ir iš vis Nepalas labiau yra skirtas vaikščiojimui, nei kad važiavimui motociklu. Čia žmonės varo haikint. Manęs visi kol kas klausė, kokiom trasom aš varysiu haikint. Ir aš visiems atsakau, kad aš nevarysiu haikint, nes aš, koks aš haikintojas, aš ne haikintojas. Ir dar lygiai taip pat turim susirasti, kur gauti motociklą. Čia yra mano visi pinigai. Čia jau nepalietiškos rūpės. Pažiūrėkit, kalnai tiesiog. Kalnai. Neturiu net kur dėti tiek. Va tiek va pinigų. Čia yra 500 eurų. Parašiau šitą va man kaip žinodami. Šį vakar dar vienas dalykas, ką radau miestietai. Taip, tiesiog vaikštau, ieškau aš tos keityklos. Prie čuvakas. Sako, do you smoke? Hey, sir, do you smoke? Mister, do you smoke? Sako, yeah, I smoke. Tai žodžiu, gavau marokietiško tabako. 5 marokietiškus tabakus už 18 eurų. Kaip ir neblogai. Nežinau, ar čia mane skemina ar ne, bet čia yra man tinkama kaina, aš taip pasakysiu. Nežinau, ar pastebėjot, bet savo paskutinę maikę išnaudoju. Viskas, karočią. Kraunas iš mutkės ir bandau įsiprašyti savo tikrąjį viešbutį. Oops. I had to sleep in the other hotel, but it was overbooked and they gave me a room here. So I slept here and I'm going back to the hotel I needed to be. All good? Yeah. Okay. Have a nice day, guys. You too. Kiosk. Tea, coffee. Zin. Va čia va yra mano tikrasis viešbutis, kur turėjau būti. Vos keletas žingsnių. Ir štai čia yra ta vieta. Va. Good morning. I had a reservation yesterday. Okay. Mindaugas.
Yeah, but it was overbooked and I slept in the other hotel. Okay, great. So, okay, I'll be outside. When is the checkout? Oh, okay, it's late. And the check-in, 10 a.m.? Okay. Iki 2 galima checkoutintis, jūs įsivaizduojat? Nuo 10 prasideda check-inas. O kaip čia su srautais? Luktelsim dabar čia truputėlį. Nežinau kiek toj, pasižiūrėsim kiek valandų. 11:33, 34, suka koks karštas stalas. Vakar, kai išlipau, nusileidau, susitvarkiau vietoj, kur oro uoste dar būdamas. Tvarkiausi SIM kortelį, priėjo kažkoks vyras, sako, gal reikia taksų iki viešbučio, sakau, blemba, tikriausiai žinokit, kad reikia. Pasiėmiau tą taksą, mane vežė 2 vyrai. Vienas vairavo, kitas kalbėjo su manim. Tai tas, kur kalbėjo, jisai yra gidas, aš kaip supratau. Thank you very much, sir. Thank you. Ir davė man savo Instagramą ir sakė, kad jeigu turi kažkokių klausimų, kažkokių galbūt pastebėjimų apie šalį, jisai sakė, turi Nepalo nusiskundimų knygą. Tai jeigu turėčiau ko nusiskust, paklaus dar kažką, tai parašyti jam. Puikiai proga paklaus tada yra apie iš kur gaut motociklą. Ir jisai tada paklausė savo draugo. Dabar turi 12 valandą ateiti jo tas draugas ir mes turim pasikalbėti tada apie motociklo nuomą. Pasižiūrėsim, kaip čia viskas išeis. Tai turim 20 minučių. Matot, nieko neprašiau, tiesiog atnešė stiklinę vandens. Jaučiu, kad čia viskas į gerą išėjo, kad aš į tą Nepalą atvažiavau. Nuojauta tokia. O kaip gausis, tai pasižiūrėsim. Kadangi vis dėlto, taip neplanuotai čia viskas gavosi, tai nelabai įsivaizduoju šiaip kur važiuosiu. Ir važiuosim absoliučiai pilnai ant ChatGPT plano. Neįsivaizduoju, nei kur čia važiuosiu, nei ką darysiu. Maniau, kad aš vis tiek norėčiau tenais kiek įmanoma arčiau to Everesto davažiuoti. Visur tenais yra haikinimas. Ir jeigu pasitaikys blogi orai, tai nelabai tenais iš to Everesto ką peši. Tai Everestą lygiai taip pat tada paliekam Aurimui Valjavičiui Everestą, man tas Everestas. Bet bent jau gerai tas, kad gausim vis tiek kažkiek tų Himalajų, planas Himalajų vis dar gyvas, aišku, ne taip aukštai. Didžiausias aukštis, man atrodo, kuriam bus 3,8 km. Važiuosim dabar pasižiūrėti motociklų, kaip supratau. Toks tas eismelis pilnas šiaip. Pilnas liaudės. Gal ir bairis. Blemba, gal suves pavaryti. Ką, atvažiavom, pažiūrėsim, kas čia. Su šitoju irgi mielai pravažiuočiau. How long for you need? I need for 15 days. 15 days? Yeah. Starting from, I would come back to Kathmandu on 20th or 21st. 21st. Yeah. So you want to take from tomorrow, no? Yeah. Tomorrow I want to leave. Yeah, that's it. Yeah, and this is 4,000, yeah? 25 dienai, kart 15, 307 €. Visai tikrai neblogai. Like this, $30, something $20, Yeah, something $25. yeah. But I believe only this one works because only on this I can, put things, yeah? Yeah, so probably this would be the best. Maybe you would do like 3,500? Actually, I already make you good price this Yeah, one. I didn't tell you like tourist price, and it is call me, yeah, Gopal call me, that was, yeah. So it's $26, Yeah. $28. Yeah, it's not a bad price. Because I already give no less than 6,000 rupees. Yeah, so it's 60,000, Yeah. 60,000 in total. And you have to leave your passport. But can I leave the copy? You don't need. You need the only picture and your passport number in the hotel, nothing. But maybe I can leave the copy of the passport. No, we need original. Maybe I could leave euros instead of the passport. Yeah? 2,000? Oh, I don't have that much. How much you have? I have like 300, maybe 4.
I have 550 euros. So I could leave it as a security deposit. And passport photocopy and this. I can give you a copy of the passport, okay? Okay. Okay. Do you have maybe something, not like necessarily a box, but something waterproof where I could put my backpack? Oh, you can buy in trekking shop this box back of the cover, no? Oh, okay. I'll come back here in a moment. Hello. I need a cover of a backpack, which would be waterproof. Okay. How big? It's something similar to this, maybe a little bit bigger. Similar to that? Yeah, This one bigger. yeah, this will be okay, I think. Color? How much is it? It's okay, black is okay. 550. 550? Yes, please. It's very expensive. How much you want this? Maybe 300? No? Okay, then I'll buy another store. Thank you. 500? Huh? 500. No, thank you. Pasiūto išpizdėjo. Yeah, I find, but it's like pretty expensive. They said it's 500. Išjungiu kamerą, žinokit, nes neturiu kur dabar padėti. Važiuoju atgal į viešbutį, grįšim tada ir tęsim toliau misijų vykdymą. Viena misija įgyvendinta beveik sėkmingai. Na šiaip pilnai sėkmingai, pakankamai gera kaina. Buvau pasiruošęs iki 500 išleisti už motociklą. Tai išleidau apie 307. Visai padoriai. Tai va, gerai, viso. Pakuojamas manatkės, vyniojam iki viešbučio. Grįžau į viešbutį, apmažėjo truputėlį misijų, dar pabendravau su to gidu, kur pasakojau, sakė, kad iš tų 2 leidimų, apie kuriuos kalbėjau, reikia man tik vieno pasirodo ir aš jį gausiu kitą mieste, Pokhara mieste, Džiovintų grybų mieste. Tenais gausiu tą leidimą. Ko dabar reikia? Buvau greitai, užbėgau viešbutį, pasiėmiau maišą, einu kur nors įmesiu plaut. Dar reikia tada greitai staptelt kokiam nors bankomate. Gerai, išsiėmiau 209 eurai ir 6 centai, nes daugiau bankomatas neduoda. Nemanau šiaip, kad užteks iki kelionės galo. Nes kūras, nakvynės, maistas. Nu čia pagrindinės išlaidas yra, šiaip gal ir užteks. Pastrigo, blemba. Nu ir karšta čia viduj. Nu praras kortelę tai nelabai gerai būtų šiaip. O, kortelę atgavau. Transaction timeout. What? Man skaičiavo pinigus ir neatidavė. Suka, kurva. तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर उठेन कृपया Ai, tama. तपाईले सम्पर्क गर्न Fuck, no. हेलो नमस्ते कुमारी बैंक हजुरलाई के सेवा गर्न सक्छ र? Hello, can you speak English? Yes. Look, I have Help you, sir. a problem. I put in the card in the ATM. I selected the amount of cash which I want to withdraw. The money was deducted from my bank account. I got the card back, but I don't get the cash. But you don't receive the cash. I don't receive the cash, yeah. So basically, these issues occur when technical issue in ATM. So you should wait few minutes, sir. But if cash was not received in your account, so call, inform in your bank. You know, it's a bank you have an account, sir. Excuse me? Okay, so I won't get the cash, and yeah? Okay, thank you. Okay, what's your good name, sir? Huh? What's your good name, sir? I don't understand the question. What's your name, sir? Can you tell me your name? My name? Yes. My name is Sad Boy. Man reikia paskambinti Swedbank ir aš net negaliu paskambinti dabar į Swedbank. Nu suka, karočią, nu kada baigsis visas šitas? Huh? Oh no, thank you. I have, you know, I bought yesterday. Labas, mama, yra kažkas šalia tavęs? Tai tėtis?
Žiūrėkit, galit paskambinti į Swedbanką ir mes pakalbėsim šitaip per tarpą su Swedbanku, nes aš dabar bandžiau nusimti pinigų ir man netidavė pinigų, atidavė kortelę, skambinau čia ir man sakė, kad reikia paskambinti savo banką tam, kad pasakyti, kad atšauktų operaciją. Ir aš negaliu susiskambinti su Swedbanku. O pinigus nuskaitė, ne? Pinigus nuskaitė. Pėdikai, pederastai. Tai kur tu dabar? Nepale. Vis dėlto, kaip ten oras? Truputėlį geriau. Lyja, tipo dabar nelyja, bet sakė, kad lyja. Irgi čia tie musoniniai debesis, žinai. Čia visose Himalajose šitas vyksta, bet ne taip intensyviai, žinai, truputėlį ramiau čia nais. Paslaugos lietuvių kalba, spauskite vienetą. Dar nesu taip su banku kalbėjęs, žinokit. Labą dieną, dabar turim tokią problemą, mano sūnus yra užsienyje, Nepale ir irgi Swedbanko vartotojas, jisai bandė nusimti pinigus, bankomatas pinigus neatidavė, o kortelę atidavė, bet pinigus nuskaičiavo nuo sąskaitos. Visur prieiga internetu save identifikuoti. Mindaugai, turi prieigą save identifikuoti? Aš dabar galiu identifikuoti save. Tai dabar matot, kaip aš jogi nenukreipsiu į šitą identifikavimo lauką, nes... O tai jeigu neina prisiskambinti, kaip tada prisiskambinti? O kuriuo numeris? Tarptautiniu. Tiesiog, aš neturiu abonemento Nepalo. Pas mane yra papildoma kortelė ir jinai neveikia taip. Aš negaliu skambinti į užsienį. Tai tada interneto banko žinutę rašot. Interneto... Taip atsitiko. Interneto Tai galit prisijungti prie savo bankininkystės. Kalbėk, Mindaugai. Aš girdžiu, gerai, parašysiu žinutę. O jeigu, pavyzdžiui, mano tetė, jisai paskambintų jum iš naujo, bet su mano vartotojo ID ir aš būčiau kitoj pusėje ragelio ir mes šitaip susikalbėtumėm. Reikėtų pabandyti. Gerai, tada pabandysim šitaip, gerai? Labą dieną, sveiki, žiūrėkit, turiu tokią problemą. Aš šiuo metu esu Nepale, aš bandžiau išsimti iš bankomato pinigus. Man pinigus nuo sąskaitos nuskaičiavo, grąžino kortelę, bet neatidavė grynųjų. Tai pažiūrėsime, dar matus, tai identifikavote. Vardą, pavardę, pasakykite. Mindaugas Laskovas. Kokią sumą pradėsite? 249 eurai ir 3 centai rašo, kad nuskaičiuota yra. Tai sakėte užsienį? Taip. Taip, pasakiau. Taip. Tai mes galim tuo atveju strategiją užpildyti, bet pasižiūrėti. Tai būtų gerai tikriausiai. Maksimalus žaidimo laikotarpis būna iki 15 dienų, kad gali užtrukti. Tuomet tiesiog laukti atsakymo iš banko. Laukti iš banko žinutę, kaip išspręs. Supratau. Ir dabar tiesiog laukti. Tai išpildo ir tiek. Supratau. Ačiū Jums labai. Tai tau pinigų dabar reikia? Ne, aš dar turiu. Einu dabar ieškoti kito bankomato, kuris tikiuosi, kad neapvogs manęs. Gerai. Ačiū Jums labai, žodžiu, jei ką dar paskambinsiu. Ar baigsis kada nors visos šitos negandos? Einu ieškoti banko, grįšiu vėliau truputėlį. Jau truputėlį, žinokit, pradedu prarast kantrybę. Nebeturiu. Sorry, negaliu, man pačiam reikia pagalbos dabar. Sorry, I don't have anything, man. I was just scammed by your bank. Yeah, I would give you, but I was scammed by your bank. Mane seka, šiuo metu mane seka. Aš suprantu, jiems sunku, jie nuskriausti yra. Bet ką aš galiu padėti dabar? Man pačiam pagalbos reikia. Gerai, atėjau iki kito bankomato. Šitas tipo turėtų būti patikimas. Tai pasižiūrėsim. Nuskaičiavo vėl. 218 eurų. Kortelę atidavė. Reikia surasti, kur galiu išsiplauti. Šiek tiek prastesnis kursas, nei kad vakar keičiausi. Reikia užvalgyti kažką, nes paskutinį kartą valgiau oro uoste vakar. Ir kas tada? Tada lieka ruoštis išvažiavimui tikriausiai, ne? Reiks važiuoti užsipilt kūro. Dar maikę reikia nusipirkti bent jau vieną. Laundry service. Pasižiūrim čia. Pavyks man kažkas ar ne. Hello. Do you have laundry? Yeah. Yeah? Can I leave? When pick up? Huh? When pick up?
When can I can? Yeah, when pick up? Tomorrow? I can pick up today if it's possible. This is possible, my brother. Today very expensive, you know. Tomorrow only 100 rupees per kilo tomorrow evening. Yeah. Now is 3-hour service, 400 per kilo, my brother. Yeah. Tomorrow evening. Evening 100 rupees. Only 100 rupees per kilo. And what about if tomorrow, but like the afternoon? Afternoon 12 o'clock. Yeah, for example. Yeah. For example, 12 o'clock. Is it possible? Possible. Yeah? Yeah. Then tomorrow. Tomorrow, Yeah. altogether 400 rupees. 400? Yeah. So 400 it would be like... No, this 400 mean evening 100 rupees, 200 rupees. Yeah, but 400 is for like today. Today no, today 400 rupees. Today 400. Okay, 300 rupees okay. Tomorrow 12 o'clock. 200. Let's agree on 200. 400 is for today, so 300 is... 250, okay? 200? 250. 200. Okay, okay. 200, okay? Okay, okay. Okay, I pay now or later? Later, tomorrow Later? 12 o'clock. Okay. Currently 12 o'clock, no problem. Okay, thank you very much. Gerai, šitas padarytas. Matau ir Maikiu. Hello. How are you? Good. I need a t-shirt. Yes. How much is this? This one just 750. 750. Yeah, this is handmade. This one? Buddha, Yeah. for you size? Yeah. What size is this? For you size. Kaip ir į pabaigą misijos, reikia tik pasižymėti žemėlapį vietą, kur aš esu, nes neatsiminsiu tikrai. Bandysim žodžiu su 3 maikėm suktis per visą kelionę. Einu susirasiu, kur atsisės, kur pavalgyti. Susiradau žodžiu vietelę, noriu parodyti. Čia yra molas. Įdomu, koks skonis. You wanna say hi to the camera, guys? Čia mano draugai nauji. Labai skanu. Yeah, it's very, very delicious. You want? Get the land or Rūkama viduj čia nais. Nėra, kad labai daug vietos būtų. What is the mother language of Lithuania? You are from Lithuania, yeah? Yeah. And what is the mother language? Is English or what? Lithuanian. Lithuanian, yeah? Yeah, we have our own language. It's one of the most oldest languages in Europe. Lithuania is Europe, yeah? Yeah. Small country near Poland. Near Poland. You know where Poland is? Yeah, no, Poland. How many countries have you visited till now? Now? Yeah, till now. Until now? Like all of the countries, how many? I don't know, it's a lot. Yeah, I've been almost everywhere in Europe. I've been to Colombia, I've been to United States, I've been to India. How you think the India was? It's good or I didn't like it. Same as bro. I didn't like it. Is it true that from today, like, plenty of social media is banned in Nepal? Yeah, just now, just today, from today. Yeah? From today, yeah. Oh shit. Šiandien pasirodo didžioji dalis socialinės medijos Nepale yra blokuojama. Nebegalima naudotis beveik bet kuo. Niekuo. TikTokas tik pradeda veikti. Tai ačiū Dievui, kad mūsų lietuviškos įmonės barygina man socialinės medijas. And what do you guys do here in Nepal? Are you students? You're working? Bartender. Bartender. Okay. You as well? Crazy, kaip skamba, negaliu patikėti, žinokit. What's the Instagram? Instagram? I have Instagram. But from now, Insta cannot play in our Nepal. Yeah. That was banned. But I have VPN, you know. Pavalgiau žodžiu, pasėdėjom su hebrantais, parūkėm cigarečių visi kartu, parūkėm marokietiško tabako visi kartu. Jie čia visi barmenai yra, triukus įvairiausius išdarinėja. Vienas iš jų instruktorius yra, pats jauniausias. Tai pasikvietė mane dabar į savo barą. Tai einam pasižiūrėsim, kas gero tenais, žiūrėsim, kur norės keliai toliau mus. Kareivukai ant pirdo, išlindę čiuvakai pro langus. Tomorrow is in our Nepal. Tomorrow is in Kathmandu area. Yeah. Yeah. Tomorrow is there is festival. Yeah. Yeah. In this
in that festival there is lot of many fight will be. Yeah. Yeah. Did you understand? My English was Yeah, I little bit understand. words. Yeah, that's why I can't tell you Yeah. what I'm going to tell you. Yeah. But I understand. So far, I understand. Sorry to my English. Yeah. But we already tomorrow also. But when does it start? The festival? Sorry? It is in evening or at In the, evening tonight. Yeah. tonight? Yeah. This is our cocktail recipe book. Oh. Na, jų kiek daug ir manęs kiek mažai yra. Įsivaizduokit, dabar aš nueinu ir mane belenkai pradeda šerti burną, kanačią. Šitie visi žemaūgiai. Iš visų jėgų tiesiog. This is our restaurant bartending school. This is our class. Hello. Good. Good. How are you? So this is where you learn, yeah? This is where you learn. Yeah, bar glass. Yeah. Can you show me something? Yeah. Jo, gerai, nice, bet kur mano Kuba Libre? Nu, gal jau tada padarysit man Margaritą jau? Ai, ne dar, ai, nu gerai, galima, dar pamėti. Nice. What is that? What's Huh? that? T-shirt. T-shirt. What type of t-shirt? Uh, Good dog. 300. You got it low price. Lo- Can I see? Yeah, of course. Oh, blue price there. I bought this in 500. 500? Thomas. I think you got scammed. I think. You are good at bargaining. Maybe yes, maybe yes. Gražiai atrodo. Truputėlį šiaip primena Kolumbiją. Medeinas panašiai. Tokiam slėny yra, daug namų spalvos, čia nais irgi daug namų spalvos įvairiausių. Nice.